Sveiki visi su jumis, aš Žansgančiai, žaidžiame Teardown, esame tokiai vilai, šiandien žiūrėsim, kaip gyvena būtent šito vilai vienas žmogus, mano pažįstamas. Tai visų pirma pradėsim nuo vartų, manau. Tai va štai tokie vartai, kažkodėl aišku ranka atsidarinė, kažkaip nelabai tokiai vilai. Taip, tai ką turim? Turim 2 džipus, 3. Tai vienas toks paprastas džipukas. Čionai irgi paprastas džipas. Ir pikapas. Va štai čia yra mūsų pikapas. Taip, ką mes čia turim? Kažkokios durys nereikalingos, prisidėjęs šiukšlių visas mano draugas. Lentynos, gražiai viskas sudėta faktiškai. Čia va banglentės. Banglentės šiaip reikia mašinos dėti. Reikia vežtis. Laukit. Čia elektra. Šiaip gali šiandien tas žmogelis pasidėti ir be elektros. Vieną dieną nepakenks, kaip sakant. Taip, aišku, manau, reikia garažo vartus būtinai uždaryti, nes nežinau, ar mašina maišysis, tikriausiai nelabai. Taip, nu ir čia kažkaip netvarka visur, tokia betvarkė pasičia visur. Visur viskas belia kaip sudėta, aš tuoj padarysiu jam darbą, kad jam tektų persidėti viską, negaliu palaukti. Stalas kažkoks išvis net ne vietoj. Gerai, keliaujam toliau. Taip, tai čia yra dar kitas įėjimas. Taip, kažkokie vartai išvis net nepatogus, palaukti, aš jam tuoj padarysiu patogiau. Taip. Va. Parašau dabar koks geras praėjimas. Taip, labai jau daug augalų, aš nelabai taip noriu, kad čia pasibūtų tiek daug augalų. Šiaip augalus aš mėgstu, bet... Nu jau čia tai tikrai per daug augalų. Čia tai tikrai tik negalima. Taip, keliavom čionai. Taip, stiklinės durys šiaip yra gan pavojingos durys, nes jos lengvai dūžta, visiškai lengvai. Taip, tai ką mes čia turim? Tokią mini pasisidėjimo vietą, vėl lėkštės nieks neišplauta. Nu ir padukai, ne vietoje. Čia, aišku, šviesos visokios, aišku, nelabai taupo žiūriu tos šviesos, kažkoks bliūdas, va, židinys, taip, užkursim židinį. Taip, keliaujam toliau, židinys respektas, kažkoks podas nereikalingas, dėžutė, irgi nepatogiai šiaip atsidaro, irgi nepatogiai atsidaro. Aš tuoj sakau, tuoj mes jam padarysim, kad viskas čia būtų patogu, nes suprantat, nepatogumas tai yra labai blogas dalykas. Va, dabar tai aš suprantu. Taip, kas čia tokio per kambariai? Ne, gamas šiaip visai nieko ir išjungsim gal. Išsijungs, sakau, nes suprantat, paskui gali perpasti, iš vis bus blogai. Va, prašau. O, truputėlį padegiau, nu bet nieko tokio realiai, to užgesinsim. Taip, nu tai va čia šviesos, krėslas, televizorius neblogas, pasakyčiau, kaip jis nusijama palaukti. Aš tokį visai savo norėčiau pasiimti, to pažiūrėsim, kaip jis... Ai, nenusijama, nu reiniš, kakot. Taip. Aha, čia žiūrėjom. Čia, čia tualetas aš jau neliesiu. Irgi dar vienas kambarys. Mane užknisas šitie propeleriai. Taip. Gerai, kad turiu gesintuvą realiai. Taip. Sauna, ar kas šiandien sauna, čia yra dušas. Nu, va toks dušas visai šiaip neblogas. Kažko vanduo nebėga. Pridėjo savo tų augalų visokių nereikalingų. Taip. Palauk, dar pažiūrėsim čia. Ai, va, ir paradinis įėjimas, kiek suprantu. Lempos kažkokios. Taip, dar kažkoks kambarys. Kas čia per durys, aš nesuprantu. Nu, nežinau, kas čia tokio, bet labai man įdomu, kas čia tokio. Nu, daleiskim. Taip, čia kažkokios nesąmonės. Oho, čia pasisėdėjimo kambarys, palauk. Pirma, tai reikia užkurti židinį, aš taip manau, palauk. Taip, čia dabar viskas maišosi, čia man dabar reikia prie židinio vietos, o čia viskas dabar po kojom guli. Kodėl čia taip, aš nesuprantu.
Viską mes dabar išmesim, nes čia viskas yra šiuo metu nereikalinga. Va, ir televizorių kartu išmesim, dabar sakau, nereikalinga niekš. Lempa. Šitą kažkokia iš vis nesąmonė, kiek. Va, viskas. Taip, sudėsim malkas. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai, bei daug ko kito. Užsuk įdoms GUM bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Malkas. Aišku, čia labai jau pasimažai malkų pas mano tą draugą. Norėčiau, kad būtų truputėlį daugiau, nes čia, sakau, labai realiai mažai malkų. Taip. Bet vyla šiaip nebloga tokia. Palauk, tuoj padarysim malkų. Tuoj mes padarysim. Taip. Nu ir va, atsirado malkų. Taip, čia kačergos. Pala, nerandu su ko. Ai va, radau malkų. Taip. Židinys turi visada būti pilnas, kad degtų tolygiai. Kad būtų gražus vaizdas. Kad būtų ugnis. Kad būtų, sakau, viskas labai gerai. Taip, sudėsim tenai. Galima dar iš vis tokią krėslą paimti. Pastatyti. Va. Viskas. Manau, židinys pilnas, galima jį užsikurti būtų jau. Galima. Nu va, tegul jisai dega, o mes keliam toliau. Taip, čia irgi kažkokia, nežinau, nesąmonė. Kažkas čia pridaryta pasi. Taip. Aha, matau vėl gitarą. Neblogai. Taip, čia spintos kažkokios. Su apšvietimo spintas, jis tokį matė bairį. Nu ir čia važiuoju neblogas dušas toksai. Gerai, keliavom toliau. O toliau keliausim jau į lauką, nes apžiūrėjom pusę jau beveik vylas. Taip, krepšinio aikštelė, visai šiaip nieko. Taip, dar vienas židinys, būtinai ir šitą pakursim. Sakant, viskas turi šitam name degti. Plauk, aš manau, kad šitą pečių iš vis galima pastatyti va tai va. Dabar pridėsim patogiai malkų. Iš vis galima jį būtų kažkur pastatyti va prie namų. Arba iš vis geriau įnešti va tavo židinį į namus. Bus kaip tik, va, dar malkas va guli. Va, čia, kiek suprantu, dar statybos buvo. Nu, nebuvo ir yra kažkokios, taip. Dabar mums reikia tik tai, čia truputėlį maišysis, reikia nupjauti. Čia dabar mums reikia įnešti pečių šitą krosnį. Šiaip nemažai jinai sveria. Taip. Va taip. Tai dabar sudėsim visas malkas į vidų. Šiaip galime iš dviejų pusių net krosnį kurti, kodėlgi ne. Taip, ir uždėsim palėtės, kad, aišku, neįtų dūmai labai stipriai. Taip, uždėsim palėtės. Va. O, matot, kaip šviesu? Sakau, geriau žydinius kūreningų šviesą. Taip, gerai, čia uždarysim durys, tegul ten kūrenasi viskas. Taip, keliaujam toliau. Ten jau buvo, matau. Skalbimo mašinos laukia, tai čia iš vis kažkokia nesąmonė. Taip. Aš tikrai tokio nepriimu dalyko į baseiną. Ir šita keliaus į baseiną. Va, ir net nesimato, kad buvo kažkokios skalbimo mašinos. O čia, kiek suprantu, yra mini baras. Kavos aparatą reikia... O, išsipylė. Čia ne aš ar ką. Taip, kas čia dar? Kažkokios tabletės, vanduo. Tabletės. Negaliu jų paimti. Va. Kol kas čia padėsiu. Taip, tabletės irgi kažkokios nereikalingos. Bučka. O, kokia net didelė. Taip. Oi. Žinote, ką aš pasakysiu? Šitas mano draugas, kuris dabar va esam pas jį, jis man šiaip skolingas pinigų. Tai, ką mes darom,
Kviečiam lėktuvą. Va štai jisai. Ir truputėlį galima apšaudyti jo namą. Truputėlį. Va. Tai va gerai. Va. Kažkokios labai mažos raketas, pabandysim truputėlį didesnėm. Šiaip 40 mm visai gal ir nieko. 105 mm, čia jau bus didelis sprogimas. Čia jau didelis sprogimas. Ir mes, aišku, turim dar va tokių sproginklų. Šį irgi fainas sprogimas. Čia nesprogimas, čia būtent ugnies svaidymo būtent raketos. Ir dar mes su jumis turim dar va štai tokį fainą dalyką. Va, prašau. Va, labai gražus, sakyčiau, labai man patinka toks vaizdelis. O mes, manau, galim keliauti namo. Kaip ir šiandien viską padarėm, pas draugą atvažiavam, pabūm svečiuose, net nekviesti. Čia šitas mašinas, manau, irgi galima sudeginti. Visiškai nereikalinga. O su šitą mašiną mes ir išvažiuosim. Tai kągi. Va toksai neilgas video gavos, tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Domsgan ir iki kito karto. Iki.